Sveiki, mėly investicijų pulso žiūrovai. Labas, Ilija. Labas, Greta. Matome didžiulį augimą technologinio sektoriaus, S&P 500 indekso, matome Nasdaqo aukštumas. Su kuo siejasi tas didžiulis ralis ir didžiulis rinkų optimizmas? Nepaisant viso neapibrėžtumo, turime atsiskaitimus, turime Fedo naujienas, bet rinkos vis keliauja į rekordus. Taip, tai iš tikrųjų šį savaitę matė tiek S&P, tiek Nasdaq, tiek kitų indeksų tiesiog niekada nematytus istorinius rekordus. Tai vėlgi, kaip jau aptarinėjome aną savaitę, paprastai toksai atsigavimas, atsišokimas labai dažnai būna būtent po šokų, kurį matėme prieš jau gerą mėnesį. Tai tas pats Nasdaqas išaugo nuo kovo pabaigos apie vos ne 20% ir kiti rodikliai. Tai gal keletą čia dalykų susideda, tikrai reikėtų daug analizuoti. Vienas dalykas yra gal apsiramino tos baimės, kad palūkanų normos gali didėti. Tai priminsiu, apie tai galim šiandien pakalbėti, kad šią savaitę laukia keletą įdomių įvykių. Vienas iš jų yra rytoj poryt vykstantis JAV federalinės sistemos posėdis. Paskutinį kartą tam posėdžiai vadovaus Jeromas Powellas ir galim pakalbėti apie tai, kaip pasikeis valdžia ir kaip tai įtakos investicinį klimatą. Bet dabartiniai gal lūkesčiai yra gerokai optimistiškesni, nes, sakysime, to grįžimo prie palūkanų normų didinimo, kurį buvo kalbėta pirmom dienom po karo pradžios, po energetikos pabradimo, kaip ir nėra. Ir lūkestis yra, kad šiuo metu tiesiog paliks kaip yra. Tai yra teritorija 3,5–3,75% JAV. Ir toliau netgi galima kalbėti apie palūkanų mažinimą. Tai iš visų faktorių tas palūkanų gal lūkestis yra stipriausiai paprastai veikiantis rinkai. Nes, sakysime, tai pablogina paprastai rinkų investicijas, tai pagerina taip vadinamą fiksuoto inkomo arba obligacinės arba kitas investicijas. Tai dėl to investuotojai ypatingai jautriai žiūri būtent į kiekvieną atskirą posėdį. Netgi kai kurie investuotojai juokauja, kad būtent pokalbio Powello metu, kai skelbė apie savo netgi ne sprendimus, o apie ką galvoja, tai galime realiam laikė matyti, kaip keičiasi rinkų kreivės, vos net ten minutės tikslumu reaguodamas į kiekvieną pasakytą žodį. Ta tikrai ryškiai galima matyti. Tai čia vienas iš dalykų. Antras, sakysim, optimizmą keliantis, tai yra tiesiog toliau tęsintis, gal besitęsintis augimas technologinių kompanijų. Tai priminsiu apie dar vieną istorinį įvykį. Tai yra paskutinę savaitę mato pirmą kartą istorijoje korporacija peržengė 5 Aš tave trupučiuką pataisysiu, bet net spalio 29 dieną praeitų metų ta įmonė jau buvo trumpam peržengusi 5 trilijonų JAV dolerių valuaciją. Vėlgi, čia kiek sekundžių ten ar kiek minučių laikomas, bet vėlgi tai yra istorinis įvykis, faktas. Tai dabar stabiliai peržengė, dabar jau tikrai nepateko. O pateko faktas, bet tai yra pirmą kartą istorijoje, ta pati kompanija, greičiausiai kalbame, tai yra Nvidia. Ir tai yra tiesiog savaime neeilinis įvykis. Neeilinis ne dėl to, kad tai reiškia ypatingai aukštas grąžas investuotojams. Ypatingas tuo, kad atėjome į pasaulį, kur korporacijos savo svoriu, savo vertė sukūrėme pasaulį gali prilygti valstybėm. Ir vienam straipsnėje vienas ekonomistas palygino, kad jeigu Nvidia šiuo metu būtų ne korporacija, o šalis, tai būtų trečioji pasaulio ekonomika. Kitais žodžiais, didesnės ekonomikos liktų tik tai Kinija ir JAV. Ir kai korporacija savo svoriu, savo pajamų, savo sukūriamą pridėtinę vertę, savo eksportų kabutėse, nes vėlgi korporacijos pardavimai tam prasme yra korporacinis eksportas į pasaulį, gali jau konkuruoti su tiesiog šalim. Ir kas yra įdomiausia, čia gal truputėlį adresuojant skeptikus, kad tas augimas tai nėra ten burbulas arba nepagrįsta vertė. Už tokių verčių stovi tikrieji realūs pardavimai. Tai visiškai neeiliniai rodikliai Nvidios. Šiemet laukiame virš $200 milijardų kasmetinių pajamų, kas toliau tik tai auks. Ir iš esmės visą tai susiveda į tai, kad turime pasaulyje naują auksą, naują naftą. Tai yra dirbtinis intelektas. Kaip kažkadaise tokios šalis, ten kaip tas pats Dubajus, labai pakilo dėl to, kad pasauliai staiga pramonės, sakysime, vystymo, pramonės revoliucijos metu prireikė benzino. Tai atsirado tokios šalis kaip ten Dubajus, Kataras, hiperturtingos. Tai šiais laikais kalbame apie tai, kad tiesiog dirbtinis intelektas yra ta pati nafta, ta pati
energetika, tik tai ne fizinė, o protinė. Jos poreikis yra masinis ir visur. Ir tie, kurie turi išteklius, o Nvidia būtent ta korporacija, kuri pati pirmoji stovėlė, nes gamina čipus, kurių sukasi dirbtinis intelektas, tai yra naujai karaliai. Tai vat, apie tokią pertvarką pasaulio tiek korporacinė / valstybinė, tiek sektorių prasme tikrai indikuoja būtent tokie stebuklingi rodikliai. Nu ir tai reikėtų pasidžiaugti, kad šiais laikais, sakoma, bepigu kalbėti apie investiciją Nvidia, kai tai yra turtingiausia pasaulio kompanija. Tai labai sunku buvo išvelgti tokią manevrą prieš 8 metus. Priminsiu, kad Nextshare Technology Fund investavo jau 18 metais, tai tuo metu šiuolaikinė gal pinigais akcijų kainavo apie $6 šiek tiek. 2025 metais uždirbome investuotojams virš 30% grąžos. Priminsiu, kad Nvidia ėjo per denominaciją, tai yra akcijų korekcija, kai tiesiog dėl to, kad akcija pasidarė per brangi, tai buvo tas vadinamas akcijų splitas daroma, kaip už tą patį kiekį akcijų siūloma daugiau, tiesiog, kad vienos akcijos vertė pasidarytų šiek tiek pigesnė, galėtų įpirkti kažkiek tai daugiau žmonių, nes gal ne kiekvienas nori investuoti ten 1000 eurų už akciją. Tai va, tai persvarus, sakysime, tai pakeitimam, tai portfelio pozicijos šitos Nvidios vertė pakilo virš 2000% nuo 18 metų, kaip tik fondas buvo įsteigtas 18 apie gegužės mėnesį. Čia investuotojams galbūt reikėtų išversti, kas yra tie 20%, 2000%, čia yra X20. Tikrai taip. Taip. Čia yra X20. Taip. Ir jo, kiek pamenu, tuo metu, gal sakysime, aišku, dabar atsiradęs terminas Magnificent 7, tai tuo metu terminas buvo fangas, tai reiškia, kad madingiausias technologinės kompanijos buvo Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Tai labai daug technologijos fondas Nextshare gal sulaukė tokių technologų investuotojų, tokio pesimizmo, nes tuo metu Nvidia buvo asocijuojama tik tai su 2 dalykais. Tai vienas dalykas yra be abejo žinomas, bet tik tai žaidybinės kortos ir gal tokia tuo metu priekaištas buvo, kad čia labai ribota, labai nišinė rinka, nes tik tai tiek žaidėjų yra pasaulyje, jie žaidžia savo žaidimus ir tai niekaip neveda prie makro rodiklio. Nu ir buvo dar antras tokiais tuo metu augimo potencialas yra kripto, nes viskas, kas yra kripto, sukasi būtent ant Nvidia kortų, bet pasakymas gal buvo, kad kripto laikina, valstybės uždraus, nes tai yra alternatyvūs pinigai ir gal tas hypas, buvo žodis naudojamas Nvidios ant to pažado, kad tiesiog kripto pasaulis auga, irgi buvo paneigtas, bet gal ypatingai mažai kas kalbėjo, kad jau tuo metu tikrai buvo požymiai, kad dirbtinis intelektas, tokie projektai kaip Google DeepMind jau tikrai turėjo ateitį. Ir architektūra būtent Nvidia grafinio čipo buvo tobulai suderinama su dirbtinio intelekto modeliais. Reikalingi tie patys iš esmės matriciniai skaičiavimai, kurie naudojami būtent trimatės erdvės žaidimuose skaičiavimams. Tai gal tuo metu tikrai buvo aišku, matoma, kad tai yra geriausia architektūra čipo būtent dirbtiniam intelektui. Nu irgi gal mažai kam per mažai minimas faktas, kad Nvidia atėjo ne tik tai su savo technologinė architektūra, tai prasme ne tik geležis, bet pasiūlė pasauliui būtent mokymosi modelius, tai yra programinis sprendimas, kurie leidžia apmokyti dirbtinį intelektą ir tada jį naudoti. Tai vat kombinacija šių 2 faktorių iš esmės privedė prie to, ko privedė. Tai tikrai džiaugiamės, kad šiais laikais Technology fondas džiaugiasi tokiais pasiekimais. Priminsiu, kad irgi Nextshare Technology Fund visų laikų rekordus gal skelbia būtent šią savaitę. Tai yra 18 metais, jeigu fondas vienetas buvo pradėtas nuo 100, tai šią savaitę peržengė 405 ir kol kas keliauja toliau. Investuokite į technologijas kartu su Nextshare. Ilja, toksai klausimas tau kaip žmogui, kuris buvo tarp sprendimų priėmėjų ir padarė tą sprendimą dėl Nvidios įtraukimo į portfelį. Tuo metu teisingai sakai, ta įmonė dar nebuvo tokia populiari ir dar nebuvo akivaizdu, kad atras tą rinką dirbtinio intelekto, bus pritaikomi jų GPU-sai. Kas padėjo įtikinti investicinį komitetą, kas padėjo sustyguoti principus, pagal kuriuos atsirinkamos įmonės į technologinį fondą?
Tai vėlgi, technologinis fondas iš principo, sakysime, analizuoja ne šiuometinius momentinius trendus, tai yra labai nebankinis požiūris, tai yra nėra analizė ketvirtinių pelnų savaime, tai yra būtent žiūrėjimas į technologinę esmę. Ir sprendimai būtent investicinio komiteto buvo pagrįsti tom rekomendacijom, kad reikia žiūrėti ne tai, kas šiuo metu ir dabar matome, nes jau per vėlu šiaip reaguoti į rinką, kai jinai jau yra sukritusi, o reikia žiūrėti būtent į tą technologinę esmę. Tai va, būtent, sakysime, tas požiūris į Nvidia kaip į dirbtinio intelekto čipų gamintoją, ne kaip žaidimų čipų gamintoją, ne kaip bitkoinų infrastruktūros žaidėją, būtent ir buvo dominuojantis sprendimas. Priminsiu, kad labai dažnai tokie sprendimai išeinantis iš technologinio požiūrio dažnai yra kitokie negu finansiniai momentiniai sprendimai, kaip dar tokie irgi panašus epizodas buvo per COVID-ą. Kai COVID-as buvo paskelbtas Pasaulio sveikatos organizacijos pavasarį 20 metų, tai rinkos reagavo labai jautriai, nes staiga būtent emocija, būtent laikraščiai, būtent antraštės raudonavo, sakė, kad viskas, kai žmonės susidaro karantinui, tai reiškia našumo mažėjimą, tai reiškia produktyvumo kritimą, tai yra recesijos, rinkos smuko per 40%. Ypatingai retai, kas citavo tokių technologinių kompanijų kaip Google, kaip Microsoft, labai sausas, labai paslėptas ataskaitas apie tai, kad, pavyzdžiui, kai karantiną užsidarydavo šalis, srautas duomenų centruose didėdavo apie 700%. Srautas tai yra būtent viską, ką žmonės vartoja skaitmeniniu, tai yra Netflixo filmai, tai yra YouTube'o transliacijos, tai yra Zoom'o bendravimas, tai yra, sakysime, elektroninės prekybai, žaidimai, visa kita galiausiai susiveda į duomenų srautą duomenų centruose. Tai kai buvo tokios žirklės atotrukis, kai rinka reaguoja -40%, o didžiosios tie kompanijos atsiskaitinėja, kad 700% momentaliai auga slėgis tose vamzdžiuose, tai faktas, kad vienaip ar kitaip tai indikuoja apie labai dramatiškai padidėjusią skaitmeninį vartojimą, tai galiausiai žmonės juokauja, kad išmoko Zoom'u bendrauti būtent per COVID-ą, nes nelabai turėjo pasirinkimo, tai technologiškai tai reiškia šuolį, ir tada technologijų fondai irgi buvo labai geri laikai, nes buvo labai didelis atotrukis tarp realybės, tai yra vertės ir rinkos, ir faktas, kad po 6 mėnesių, faktas, kad tas slėgis vamzdžiuose nemomentaliai transliuojasi į Wall Street ataskaitas, tas pelnų arba atsiskaitimų, kuriuos mes tarp kitko šiandien apkalbinėjame. Po tik tai 6 mėnesių buvo galima matyti rezultatą tos skaitmenizacijos bangos ataskaitose, ir tada rinkos tiesiog labai stipriai išaugo. Tai vėlgi, čia tiesiog paryškinu, kad tas žiūrėjimas į technologinę esmę, gal ignoravimas momentinių dabartinių emocinių svyravimų yra iš esmės sprendimo priėmimo ašis. Minėjai tas kompanijas FANG. Vietoje Nvidios mes turėjome Netflixą. Kodėl, pavyzdžiui, Netflixas neįeina į tą įmonių ratą? Taip, tai kaip tik Technology Fund neturėjo Netflixą sąmoningai, tai vėlgi šiek tiek kirtosi su tuometinė gal praktika technologinių investicijų. Tai logika paprasta, nes tuo metu faktas, kad Netflixas rodė ypatingai stebuklingus finansinius rodiklius, kuriuos ir šiuo metu rodo, tai viskas tvarkosi su šitą kompaniją, labai gerbiama, labai taip teko bendrauti su vadovu, labai protingas vadovas, viskas tvarkoja. Su, sakysim, gal vienu tokiu pamastymu, kad visa Netflixo gal sėkmė yra pagrįsta būtent skaitmeninio turinio vartojimo ir žmogus tik tai tiek gali į save įžiūrėti filmų ar įklausyti muzikos, tiesiog fiziškai turi tik tai laiko tam skirti. Tai kiek tu beskaitmenizuok, tos ribos peržengti yra neįmanoma. Vėlgi yra tik tai tam tikra riba, kiek žmogus gali ir linkęs mokėti už mėnesinį planą. Tai tuo metu, kai vyksta skaitmenizacija, kai lieka labai daug žmonių, kuriuos reikia konvertuoti, augimas stebuklingas, tai vėlgi tuo metu pelnai, augimai, kreivės, viskas atrodo labai gražiai, tai veda prie hypo, nes vėlgi labai nemažai investuotojų, ypač taip vadinamo retailo, tai yra mažesnių, žiūri į tas momentinės kreivės, tai kas tuo metu vyksta ir tuo metu skaičiukai stebuklingi, tik tai tiek, kad vėlgi, tiesiog įjungus fizišką protą, aišku, kad tik tai tiek žmonių yra pasaulyje, tik tai tiek gali sau leisti žiūrėti filmus ir tik tai tiek gali išleisti.
Tai čia, tarp kitko, labai gera iliustracija, kad skirtingai nuo kitų korporacijų, kurios reguliariai paskelbė apie naujas vertikalės, Netflixas niekada nebuvo paskelbęs ambicijos, vėlgi galime laikyti tą filmų gamybą kaip pratęsimą verslo modelio, nes faktas, kad tik tai gamyba leidžia turėti ekskliuzyvų nuosavą turinį, o nuosavo turinio turėjimas tai yra tai, kas gina tokias kompanijas kaip Netflixas nuo ten Apple ar ten kitų platformų. Nes žmonės vis tiek eina paskui turinį, o ne paskui formatą. Tai čia buvo natūralus plėtimas, bet išskyrus tokią ambiciją pereiti ir į gamybą, Netflixas niekada ir nebuvo paskelbęs kažkokių naujų vertikalių ir tai po kurio laiko labai aiškiai atsiliepia tai pačiai rinkos, sakysime, kainai ir panašiai, nes tiesiog tik tai tiek generuoja pajamų. Tai labai kitaip elgiasi tokios sėkmingiausios korporacijos, tai vėlgi, jeigu pažiūrėsime tą patį ten ir Nvidia, ir Google, ir Facebook, visada atsiranda naujos vertikalės, tokios kaip, tarkim, anksčiau neturėjo virtualios realybės, dabar Meta paskelbė apie ambicijas, Google per metus sėkmingai perėjo į dirbtinio intelekto žaidėją, iš esmės buvo nurašytas prieš metus ir taip toliau. Tai tokiai išskirtiniai kompanijai, skirtingai nuo sėkmingos, tikrai yra tas požymis, kad pakankamai anksti pradeda tiesiog naujas vertikalės, kurios žada ten po 3-5 metų tapti labai didelis. Ir tuos pirmosius 3-5 metus visiškai nekaip nesispindi balansuose, pelno nuostolio ataskaitose, labiau sėdi kaip nuostolio eilutės, kurios šiaip blogina finansinį rezultatą. Ir tik tai technologai gal moka išvelgti, kad būtent tame yra ateitis. Tikrai taip, technologinis požiūris ir finansinis labai stipriai skiriasi investavimo pasaulyje, bet negalime nuneigti ir finansų, ir tradicinės ekonomikos reikšmės. Ir viena iš svarbesnių tendencijų šiai dienai yra rezervų mažinimo tendencija. Reikalavimų, teisingai. Ilja, kaip galėtum pakomentuoti? Truputėlį. Taip. Jo, truputėlį patikslinsiu, tai greičiausiai kalbėjo apie JAV rinką, tarp kitko JAV rinka dominuoja pasaulyje, formuoja visas nuomonės, tai čia būtent juos reikėtų žiūrėti. Antras dalykas, šiek tiek milimetrą gal pataisysiu, taip, yra rezervo mažinimas, atskirai dar yra kapitalo banko pakankamumo mažinimas. Abu rodikliai yra labai svarbus ir tarp kitko pagal mane tai labai neatskleisti, nes dažniausia dauguma antraščių finansinių laikraščių reaguoja tiesiog į momentinius dabartinius įvykius, ten rinka pakilo, nes ten Irane eilinis susirūpinimas ar kažkas tai. Tai labai mažai kas bando išvelgti tos fundamentinius dėsnius, bet jeigu tą atskleisti ir pažiūrėti, pakelti į viršų, tai yra gal du reiškiniai, labai panašus, apie kuriuos tu paminėjai. Tai vienas dalykas, kuris vyksta sistemiškai, tai jeigu iki 2020 metų JAV galiojo apie 10% kapitalo rezervų taisyklė bankams, labai paprastai banalus paaiškinimas, kad kai žmonės nori išsimti pinigų, eina į banką, jiems reikia grinųjų, bankas turėtų turėti kažkokią tai rezervą. Tai ta dalinė arba frakcinė bankininkystė šiaip, kuri veikia jau 100 metų, sako, kad faktas, kad visi indėliai visų klientų negali būti laikomi tiesiog kaip pinigai, nes statistika sako, kad vienu metu visko atsiimti niekas nenori ir nebūna, o pinigai privalo dirbti, tai kas gaunasi, kad bankas šiaip turėtų laikyti mažą pinigų dalį kaip grynieji pinigai, kitus įdarbinti. Tai iki 2020 galiojo taisyklė apie 10%, kuri sistemiškai po truputėlį iš esmės perėjo į nulį. Tai šiuo metu 2026 metais Amerikoje dominuoja nulinis reikalavimais, kitais žodžiais nelaikoma. Ir gal čia du paaiškinimai. Vienas dalykas faktas, kad kai tu atlaisvini pinigus, jie tampa ekonomikos dalim, jie sukasi ekonomikoje. Tai papildomas pinigų kiekis ekonomikai visada veda prie didesnio augimo. Antras dalykas, iš esmės, cinikai gal taip pakomentavo po Silicon Valley banko kritimo, kad koks skirtumas, kiek rezervų turi bankai, nes krizės ateina kaip ateina, o jeigu bankai pasibaigia pinigai, vis tiek jūs gelbėja valstybė. Vis tiek tai atsigulė tą naštą visų mokesčių mokėtojų pečių. Ir jokio skirtumo, ar ten bankas turi, neturi, nes vis tiek visada valstybė įsaugos, vien dėl to, kad nesukelti socialinių kažkokių tai turbulencijų problemų ekonomikai. Tai va taip ir būdavo, kad valstybė, kai bankai turi pinigų, tai koks skirtumas, nes viskas tvarkoja ir tie pinigai tiesiog užšaldyti nedirba. Kai bankai neturi pinigų, tai tas rezervas nepagelbėja nekiek, nes ateina valstybė ir vis tiek duoda tiek pinigų, kiek reikia.
Tai tokie ciniškai ekonomistai sakydavo, kad koks skirtumas, vis tiek valstybė pakelia tą naštą, tai tegu tie bent jau pinigai dirba. Optimistai sako, taip, užšaldyti pinigai yra blogis ekonomikai, kaip ir asmeniam portfelį, be abejo, užšaldyti pinigai nedirbantis neneša naudos, taip ir bankų, taip ir valstybės mastu. Ir va tas procesas, kuris jau vyksta jau keletą metų, virš 5 mečio, tai yra tas rezervo mažinimas. Atskirai yra, kur šiuo metu būtent aptariamas ir tai yra kurso pakeitimas. Tai yra kapitalo rezervo mažinimas. Kitais žodžiais, kai bankas finansuoja projektus, privalo laikyti tam tikrą kapitalo rezervą, kad padengti nuostolingus projektus, nes ne visos investicijos būna sėkmingos. Ir kas gaunasi, kad jeigu dominavo gal apie 5% maržą reikalavimas, tarp kitko prieš Trumpo administraciją buvo netgi sakoma, kad tą reikėtų padidinti, nes tikrai labai daug rizikingų projektų finansuoja bankai tame tarpe Amerikoje. Tai Trumpo administracija pasiekė tą tašką, kai tie jau dabar planuose labai aiškiuose mažinimo, tai iš esmės mažinama apie nuo 5 iki 3,5-4,5 ruožų priklausomai nuo banko instrumentai, bet tai atlaisvina labai didelį kiekį pinigų ekonomikoje. Nes kai bankas nebeprivalo laikyti tiesiog užšaldyto didelio pinigų kiekio, tai faktas, kad tie pinigai patenka į rinką. Ir čia atsiranda įdomus fenomenas, kad kai į rinką patenka pinigai būtent per bankus, ne per žmonės, ne per kompanijos, per bankus. Tai pirmoji išvestinė, pirmoji banga dažniausiai ir stipriai veikia rinkas. Nes kur bankai išleidžia pinigus tikrai ne tam, kad ten važiuoti į atostogas. Leidžia tiem patiem finansiniam instrumentam. Tai kai atsilaisvina didelis pinigų kiekis, jie patenka kaip investiciniai pinigai į rinkas ir tai sukelia rinkų augimo. Ir būtent tai yra vienas iš tokių procesų, kur prasidėjo jau apie kovo mėnesį, nes apie kovo mėnesius tie planai buvo, jie plačiai nediskutuojami, kažkaip man ypatingai mažai teko apie tai matyti antraščių Bloomberg'ose ir panašiose šaltiniuose, nes raudonuoja ir žalioja labiau nuo geopolitikos negu nuo to fundamentinių procesų. Bet tai yra labai gilus, labai stiprus reiškinys, labai paprasta matematika, daug pinigų naujų atlaisvintų ekonomikai reiškia rinkų augimo. Tai va ta optimizmo profesionalių investuotojų banga, laukianti, sakysime, tų pinigų ir be abejo darančių statymus, kad tie pinigai ateis ir pakels rinką, be abejo tą procesą matome. Ir gal užbaigsiu tuo, kad tai labai sutampa su ir JAV Federalinio rezervo vadovo pakeitimu. Tai Jeromas Pavelis greičiausiai paskutinį savo susitikimą turės. Ateina Kevinas Voršas, kuris šiaip siejamas su gerokai draugiškesniu kapitalui politika, gerokai labiau gal suderinama su Trumpo pozicija, tai kalbame apie būtent palūkanų eilinį mažinimą, kad pagyvinti ekonomiką, kalbame apie kapitalų draugiškesnius sprendimus, kalbame apie pagaliau QE politikos aktyvavimą, QE priminsiu, apie tai jau kalbėjome, tai yra kvantitatyvus arba tai yra pinigų spausdinimas ekonomikai, kas paprastai veda prie pagyvėjimo ir rinkų augimo. Tai tas procesas, rezervų mažinimas sisteminis, kapitalo mažinimas paskutiniu metu, kaip dalis tos naujos finansinės politikos, kuris siejama su Voršu, ir kelia tikrai labai taip fundamentaliai, labai daug optimizmo, bet vėlgi kalbame ne tik tai apie hypą, o kalbame apie tai, kad realiai finansinės sąlygos padės gerokai efektyviau, aiškiau, greičiau suktis ekonomikai. Ačiū, Ilija. Aptariam labai svarbias temas, mano galva, ir rezervų politika, ir palūkanų mažinimo tendencijos arba kol kas laikymo, technologinis sektorius ir nemažai įvykių mūsų laukia ateinančią savaitę. Mes su tavim kalbamės antradienį, trečiadienį ir bus tas sprendimas rezervo dėl palūkanų normos. Tai bus labai įdomu pasikalbėti kitą savaitę, kai jau būsime po federalinių sprendimų, bet labiausia be abejo visi laukia būtent tų didžiųjų technologinių kompanijų, atsiskaitimai, pelnai ir tikrai bus įdomu aptarti tai kitą savaitę. Labai ačiū tau už šiandienos pokalbį ir iki greito, iki kitos savaitės. Ačiū, Greta, ačiū, iki.